Sveiki, Unboxing LT ir ant mūsų stalo €1.11. Tai yra 1 euras ir 11 euro centų. Rūkytas lytas sūris, Blue Edino, pagaminta Lietuvoje 330 gramų. Na, toksai kaip dešra supakuotas. Pasižiūrim, kągi mes čia gausim. Taigi, tai yra rūkytas lytas sūris, yra 40% riebumo. Ir yra padarytas iš fermentiniai sūriai, vanduo, pieno riebalai, išrūgų baltyminis koncentratas, emulsikliai, polifosfatai, ortofosfatai, stabilizatorius natrio citratai ir maistingumas pas jį 100 gramų 255 kalorijos. Na, iš esmės, aš net nežinau, ar čia labai jau riebus šitas sūris, nes čia yra 330 gramų. Na, 100 gramų, reiškia, va tiek gramų suvalgius gausim 255 kalorijas. Tai gal ir nelabai riebus. Gerai, nekalbėsiu apie riebumą, tiesiog pjaunam ir žiūrim. Va, lentelę įsinešiau. Jau pasiruošiau, jau žinojau, kad darysiu. Ir peilis. Atidarinėjam ir žiūrim. Primenu, €1.11 kainavo. Visas va šitas va sūris. Supakuotas jisai, paklai pauostysim. Nu jo, kvapas yra tikrai rūkytas sūris. Tiesa, jis pagamintas Lietuvoje, o gamina jį Rokiškio sūris. Na, turėtų būti neblogai nuo Rokiškio sūriai. Visai neblogi lietuviški. Taip, pjausim. Šitą nevalgysiu. O čia atsilupsim. Tuoj paragausime šitas daiktas iš celofano iš vis valgomas ar nevalgomas. Gerai, jaunam. Tokį gerą gabalą pasipjoviau. Nu ką, lytas sūris iš tikrųjų. Patys matot, tuoj praplėšiu. Va, toksai lytas. Nu, ragaujam. Net nežinau. Nu, taip, rūkytas sūris. Kaina tikrai gera, pripažinkite. €1.11 tai nėra daug. Gerai, aš įpjausiu dar kartą. Gal gabaliuką, ne dar kartą. Kad galėčiau, rimtai įvertinti, ar čia jau geras šitas sūris ar negeras. Nežinau. Man atrodo, ją nieko netrūksta. Gal aš norėčiau tokio truputėlį lengvesnio to sūrio. Net nežinau. Valgyti jisai valgomas. O ar pirksiu aš antrą kartą? Gal ir abejoju. Realiai, žinokit, taip pasakysiu. Labai sunku vertinti, nes pas žmonės skirtingi skoniai. Aš esu tikrai suvalgęs lytų, tokių rūkytų lytų sūrių skanesnių nei šis sūris. Tai manau, kad aš jo, antrą kartą nepirksiu ir šiaip rekomendacijos neduosiu, taip kad atleiskit, bet 3 iš 5 pirkit patys, skanaukit, bet aš nerekomenduoju. Realiai yra žymiai skanesnių sūrių, nors kaip kaina žvelgiant į tai, kad kaina nėra didžiulė, bet ne, 3 iš 5. Tikrai antrą kartą nepirksiu.